Tai va, tai čia tiesiai paspaudė ir tau išmeta vieną efektą, antrą efektą, trečią efektą. Ir dar yra laisvų programavimų. Bet programavimo nepasakos. Gerai, aš tau supratau. Mikrofoną atiduodu. Neturiu to mikrofono, nes dabar atidėjom. Papasakok, dabar paprastas mikrofonas, kas tai kiek galima prie kolonėlės eiti, kiek kur. Nu, tarkime, toks mikrofonas. Dabar jis kas yra? Jisai nėra kondensatorinis. Kaip jis vadinasi? Dinaminės wirelessinės belaidės mikrofonas. Taip, tai praktiškai va ten jungi... Čia irgi tokie patys, tarkim. Okay. Gerai, dabar tik kiek suprantu, čia irgi yra tokie... Ta prasme, ten tik spalva skiriasi? Čia yra siųstuvas, ten yra imtuvai. Šičia yra siųstuvas, čia yra šitos imtuvas. Visi mikrofonai yra sukonfigūruoti su stotelėm. Nepanaudosi ant mikrofonų irgi yra surašyti, pavyzdžiui, Sennheiserio, kaip matai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, viršų irgi sužymėta, matau, ar nesužymėta, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, skaičiukai visur surašyta, ant 3, 4 kažkodėl nematau neužrašyta, na, šičia, jo, 1, 2, nu, bet čia įsivaizduot galima. Nu, tai taip, seka visą galima pagauti, tai žodžiu, yra kiekvienas mikrofonas surištas su savo siųstuvu, imtuvu. Ir galima keisti, bet faktiškai, jeigu nori naudoti, negali naudoti 2 mikrofonų su viena stotele. Yra vienai stotelė, vienas mikrofonas, nebent yra 2 gobos stotelės. Tai, pavyzdžiui, šitos yra 4 gobos stotelės, tai su viena stotele gali naudoti 4 mikrofonus. Bet čia tiesiog vienam kėbulė įdėti 4 tokie dalykai. Tai tiesiog tiek. Konfigūravimas visas irgi pasižiūrėkit manualuose, nes nuo kiekvieno mikrofono modelio priklauso, kaip konfigūruojasi mikrofonas, paprastai kanalas nusistato, vienodas, paskui ten šičia, man atrodo, reikia atnešti, palauk. Mikrofonų tipai. Tai pirmas dalykas, reikia žinot, ar jisai yra dinaminis ar kondensatorinis. Tai, kaip sakiau, kondensatorinis yra kur kas jautresnis ir paprastai naudojamas uždarose patalpose, dažniausiai garso įrašų studijose, kur yra tie silence rūmai kažkokie, kur, nu, klotos sienos akustinėm medžiagom, kur nėra pašalinių triukšmų įeinančių. Jis turi labai plačią membraną dažniausiai ir jisai geriausiai, nu, jis plačiausią balso diapazoną gali įrašyti įrašo metu. Live garsinimui dažniausiai naudojami instrumentam, naudojami karts nuo karto siaurą membraniai kondensatoriniai mikrofonai, dinaminiai naudojami viskam kitam. Tai instrumentiniai mikrofonai dažnu atveju būna kondensatoriniai ir jiem reikia fantomo maitinimo, papildomą tokiam 8 V. Tai vadinasi fantomas, tiesa, fantom maitinimas. Mikrofonai, tai yra 1, 2, nu fakt. Ir tas, atsiprašau, fantomas yra ten kažkokia knopkė, ar ne? Iš vienos pusės įjungimas. Ne. Čia va priekį. Ne, tai prasme iš pačio šičia nėra. Ne. Ant analoginio yra. Spaudi mikrofoną, pasirenki kažkurį kanalą, kurį tau reikia. Ir po mikrofono kanalo, matai, yra parašyta plus 48B. Kodėl mane atidaro? Va, paprasčiausiai galima per ten. Na, arba galima čia, kadangi jau suprogramuota, tai gali paspausti, tarkim, šitą, ten ir, kaip sakė, susiselektinti kanalus. Ir tada, va, prašau, plus 48 jungti, tai yra viena. Nepamiršti išjungti. Nu, šiaip tai nieko neatsitiks, jeigu neišjungsi. Man sakė, kad tipo nusprogsta mikrofonas. Nenusprogsta. Aš nei vienas nenusprogo. Nei vienas nenusprogo, per amžius dirbant, nežinau, aš 7 metai gal dirbu su koncais, nekarto nebuvo nei vienas nusprogas dėl fantono. Teoriškai nusprogsta. Teoriškai labai daug dalykų teorinių yra, kurie ne visada pasiteisina. Sekantis dalykas, ką reikia būtinai apie mikrofonų žinoti, jų poliarinę charakteristiką, kryptingumo charakteristiką čia rašo. Tai mikrofonai yra kardioidiniai visų pirma, pati dažniausias sritis mikrofonų. Šito jo. Tai šitas, manau, kad turi būti kardioidė. Nupaišytas kažkoks. Tai čia yra kardioidė. Šitas dalykas ką reiškia? Žinai? Jis ima garsą iš tos ryties. Jo, jisai nuo savo galvos paima va tokio va principo, jeigu imant aplinkui trišiam paėmus, tai jisai va taip va ir susirenka visą garsą.
Omnidirectionas ima taip garsą. Į visas kryptis. Tai tarkim, matavimo mikrofonai yra omnidirectionai, tu paimi mikrofoną, šneki į šitą pusę, tau garsas visiškai toks pats, kaip šnekant į aną pusę, nieko nesiskiria, nes jisai ima 360. Jeigu atstumą tą patį palaikysi prie mikrofono ir iš vienos ir iš kitos pusės, jokio skirtumo jisai. Kaip čia šitą priderinti, tarkim, kur vokalai, kur instrumentai? Labai tai yra svarbu. Kodėl? Kardioidiniai mikrofonai, kodėl naudojami dažniausiai vokalui ir priekį, dėl to, kad jie neima visiškai jokio pašalies triukšmo. Tu dainuoji taip, tavo rankos jau nepaima, nes rankinis mikrofonas dažniausiai būna kardioidės ir jie tiesiog viskas. Tau ima tavo plotą, ką tu dainuoji šitos pusės, būtent ratuko. Jeigu tai yra instrumentinis mikrofonas, pavyzdžiui, prie lėkščių tu įstatai, tau jisai gali imti jau ir iš abiejų pusių. Todėl ten būna dažnai hiperkardioidės, superkardioidės ir instrumentiniai mikrofonai labai dažnu atveju būna hiper arba super. Ir nes jie ima iš karto platesnį spektrą garso, jau jie paima daugiau dažnio ir jie yra vėlgi platesnės membranos ir jautresnė. Jų kainos didesnės dažniausiai dažnu atveju. Kardioidiniai mikrofonai yra naudojami prieki scenos tiesioginiai sąveikai su monitoringu. Jeigu yra monitoringas prieki kažkoksai, ar tik monitorinė kolonėlė, yra patogiausiai duoti kardioidinį paprastą mikrofoną. Arba superkardioidinė, nes superkardioidė yra irgi siaura apačia, tai jinai panašiai gražiai groja, bet nieko blogo nepadaro. Keturkrypčių mikrofonų Lietuvoje nesutiksit. Tai faktiškai ir viskas. Iš tų dalykų, žinant, omnidirectionai yra naudojami, pavyzdžiui, žemo dažnio būgno mikrofonas yra omnidirekcinis, nes jisai kišasi į būgno vidų ir jisai turi gaudyti aplink save viską. Šitas. Tai čia yra, aš spėjau, kad čia D6, galim pažiūrėti iš tikrųjų, D6 omnidirectionas, bet galėčiau beveik spėti, kad tai. D6, aš šitą jau žinau. Pirmas mikrofonas, kurio aš jau žinau. Ir dar vieną lygtai žinau. Audix D6. Ir dar beros šitas lėkštėm eina. Tik yra mikrofon. Šitas lėkštėm. Šitas? Reikia pasižiūrėti. Šiaip visų mikrofonų paprastai, jeigu turi šiek tiek... Čia yra diskas buvo prie jo video. Su aprašymas, ar ne? Jo. Visą laiką savo mikrofonų ūkį stenkite žinot kuo geriau. Nes žinot, kokios jų yra poliarinės charakteristikos, koks jų yra jautrumas, kiek arti prie instrumentų galima juos statyti ir viskas yra surašyta gamintojų puslapiuose, 100%. Ką atsidarysi, kam jisai skirtas, kokios jo charakteristikos ir visa kita. Tai D6 atsidarai, dinaminis instrumentinis mikrofonas. D6, specifications. Specifikacijos kardioidinis visgi. D6 kardioidinis dinaminis mikrofonas. Tai visiškai ramiai, žinai, galima naudoti ir kitiem instrumentam. Tarkim, jeigu būtų omnidirectionas, tu jo negalėtum naudoti, pavyzdžiui, jo paskirtis būtų vienareikšmiškai tada tik tai žemų dažnių būgnai. Jeigu dabar jisai yra kardioidinis, tai tu jį gali statyti, pavyzdžiui, jis labiau skirtas žemiem dažniam principė, nes jo membrana yra storesnė, tai tu jį gali statyti kontrabosui. Gali statyti visiems instrumentam, kurie labiau groja žemų dažnių labiau srityse. Instrumentiniai mikrofonai, tokie kaip šitie, jie yra statomi faktiškai pagrinde galbūt lėkštėm būgno, smuikam, visiems, kurie turi aukštus, kurie dirba aukštų dažnių diapazone. Ta pačią fleitą gali įsigarsinti kuo puikiausiai su šituo, bet gitarai jau paprastai, retokai, kada tokį stato, čia aišku ginčių klausimas, mušasi labai ir statyti paprastą šiūrą, žinai, ar paprastą vokalinį mikrofoną, ar instrumentinį statyti gitarai. Vokalinės labai gaudžia. Supranti, gitara yra atkurianti tuos pačius tembrus kaip žmogaus balsas. Gitara skamba labai panašiam diapazone kaip vidutinis žmogaus balsas. Nuo, nežinau, kelių šimtų, žemų gal ne tiek, bet, ta prasme, tas pagrindinė melodija grojama yra ten 1000, 2000, 3000 Hz kažkur. Todėl faktiškai labai daug kas garsinasi su paprastais, šiūras yra populiariausias pasaulyje mikrofonas, tai su paprastais šiūrais statosi prie gitaros ir vargo nemato. Taip pat prie gitarinio kubų. Jeigu gitara yra elektrinė ir tu nesijungi jos tiesiogiai į
gitarą elektrinę gali pasijungti dviem būdais, jungtis per pultą ir paduoti signalą per monitorių atlikėjui, kad jisai girdėtų per monitorių save, arba jisai atsiveža savo gitarinį kubą, jungiasi gitarą į kubą, o tu prie kubo statai mikrofoną ir iš mikrofono pasiemi garsą į salės priekį pasiduodi. Tai irgi dažnai kas stato šitos mikrofonus ir šitus naudoja tik tai, sakau, smuikai visokie, lėkštės, nežinau, arfos. Visai kitokį dalyką. Žinau, kaip mikrofoną. Dabar čia tik tais, kad programavimas. Tamstu, sakau, Hebra, gal turit galvą, žinai, man parduot naują. Sako, mes nesivežam, sakau, kodėl nesivežat? O sako, kam reikia? Sako, jie groja kuo puikiausiai ir su laksytom galvom niekas neperka jų, sako, kainą sužinoja. Tai, ką žinau, tai taip naudoju ir galvos, nesakai, jaučiu gal šitas šiek tiek jautresnis, bet šitie visi, tai futbolą gali žaisti su jais ir vargo nematyt. Programavimas, tai ne? Aš apie programavimą jau pasakojau šiek tiek. Ką? Kas? Sakė, taip nedaryti. Kaip nedaryti? Laikyk. Laikyk paprasčiausiai. Nu. Apa. Fokusas. Marokusas. O kas čia per fokusas? Atsirado šitą. Channel. Tai žiūrėk, esmė, šičia atsinešė nuo antros stotelės mikrofoną, suprogramuota 2,1, šičia suprogramuota 2,1. Aš apie tai ir šnekėjau. Fokusą ir užmiršti ir nerodai daugiau niekam, kad neišderintų kanalų. Reikia atsukti šitą fokusą, kai nori jį išjungti mikrofoną. Tu kodėl negalima šiaip išjungti? Neišsijungia, nes jis būna užrakintas. Na, kartą. Jis užrakintas. Tu matai kokią magiją. Arba mutę paspausti, arba dar kažką tai... Užrakintas, kodėl užrakintas? Dar kad rakinsiu. Locked. Ne. Pala. Locked. Jo, jau pagavai. Unlocked. Dar nereikės parodyti. Parodyt? Čia gudras mikrofonas Na šitas. čia apsauga uždėta, žinai, nes jeigu būna priekį labai daug kas ranka primaigo dainuodami ir išsijungia mikrofoną, tai jeigu dingsta mikrofonas, nenustep, kad atlikėjas išsijungia, čia labai dažnas atvejis. Dėl to man šito irgi užklijuotas yra jungimo išjungimo mygtukas. Motės ten. Jo, šitas, tai nes tikrai labai dažnai ranka, šitas į šoną, nu tai nelabai tu pasuksi rankos į šoną, tu pasiemi, bet va šitą tai tikrai ten ranką perslenki ir šitas labai dažnai išsijungia. Tai sako, kodėl čia iškliuoti? Ne kartą per koncertą. Kas klausė? Kad... Rimtai? Tik jis turi žinot. Įsijungia šitų mygtukų raudonų. Šitą raudoną lemputę rodo, kad čia viskas įjungta, pelis laksta. Ir tau rodo tavo modelį, tau rodo baterijos tavo lygį ir tau rodo megahercų dažnį, ant kurio dirba. Megahercų dažnį tau kaitinėti tikrai nereikia ir užmirš šitą dalyką. Ir jie neturi pjauti su kitais ir biešiais. Čia rodo channel 2,1. Reiškiasi, čia yra antro receiverio mikrofonas. Nerodysiu, kaip keičiasi, nes po to pakeisi ir nemokės atstatyti. Ir pats bijau pakeisti, kad nemokės atstatyti. Tai va, žiūrėk. Ekraną. Ai, nu jo, ir šičia bendrai rodo, jo, teisingai. Tai šitas geriau, kad būtų jau prie pulto irgi. Šitas daiktas. Šitas daiktas iš čia yra superkardioidinis, jau matai mikrofonas va, su taugėlė pačioj. Tai jisai šiek tiek ima, žinai, ir į apatinę dalį, bet ne per daugiausiai, žinai, tiek. Tai jisai galima, supranti, labai yra naudinga duoti tokį mikrofoną, tarkim, vedėjai. O šitą duot vokalistui. Nes vokalistas dainuoja, pavyzdžiui, jisai visą laiką taip pasiėmęs, jisai spiegia į tą mikrofoną, o vedėjas stovi taip. Ir čia kaip taisyklė, ir sakai, aukščiau mikrofoną ir jisai, nu gerai. Ir va toks stovi, žinai. Nu tai tas, nu, šita dalis tada jau labai daug lošia. Tas mažytė taugėlį į šitą pusę jau atsistovęs toks, va dieną, žinai. Tai šitas jau jisai nepaims nieko. Va su šitu va taip vašnekėtum, tai nebūtų garso. Visai šitą jau... Čia bus linksmiau. Tau peržiūrės. Teorijos dalis. Dar klausimų? Ką žinau,